if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me. Sveiki visi, grįžtam mes vėl į sodybą. Šiandien aš vienas, tėtis nebus, tėtis išvažiuoja į Palangą ilsėtis, ne į Palangą, į Šventąją. Taip kad aš biškį šiandien viens kažką krapštysiuos, buvau išvykti užsienį, darbavaus, po to grįžęs biškį ilsėjaus dar. Buvau Palangoj kelias dienas, dabar jau kipsiam biškį darbus. Reik kažką daryti, darbų daug, viskas stovi. Eisim turbūt į viršų, pastogę, o kaip viskas užžėlė čia. Baisu, kels net tai tas apžėlis, kur supyliam. Reiks eit biškį išrauti tą žolę ten. Lipsiam į viršų. Galvoju išbetonuot šiandien. Maišyklės neturiu, bet galvoju, kad su rankom čia tamsu labai. Reikės ardyti tos kopėčius, čia jau neužilga. Eisiu to šviesą atsinešiu. Čia į tokią lomą va. Reikia išbetonuoti. Tos betonus reikia išdaužyti irgi vis. Kažką reikia daryti. Reikia pasiruošti visą tą palėpę, kloti plevelę ir dėti vatą. Čia nežinau, čia turbūt medinę perdangą darysim. Kur tie laiptai, va šitą vietą, va, visą. Laiptus ardysim lauk. Kitaip nieks nebus, nes apačiai turbūt drabužinė ten. Nu, darbų daug. Po to reikės ten, anoj pusėje irgi atsimūryti, užbetonuoti. Galvoju, kad mes su ekskavatoriu prisivešim žvyrą čia. Susinešiu į viršų su kiberais. Ir tėtis čia purškė tą žolę, bet vis tiek pridyga nus čia. Paskui reikia tą medieną išvežti iš čia. Galvoju, reiks po biškį ruoštis rūdą matavimui. Kas jau šiemet nebeišeis turbūt, nes šlapia viskas. Nu, dar neaišku, kas čia toliau bus, aišku. Nėra čia labai šlapia. Čia buvo iškasti juodžiami visą nugrandžių. Dobelį tokį įvą, varliukų pilna žalių. Gražių tokių. Va, kokiai. Apsigyvena. Tai čia galvoju, va, po biškį kasiu. Ir molį dėsiu čia, o lyginsiu, nes čia loma didelė yra toj vietoj. Dėsiu tą molį čia. Ir paskui kažkiek susigulės, gal galėsiu užvažiuoti kit metą ar kaip čia, nežinau, kaip čia bus. Kažką darysim. Ta medieną visą reikia suvežti. Ten už namą gražiai sudėti.
Po to reikės čia skardas paprašyti, kai išlankstytų. Skardininkas išvažiuojant nebeišlankstė, atostogavo. Tai taip neapsudėjau. Nu įkų, lekam. Stogelis stov, nenugriuvo. Einam, kūramės ekskavatorių. Pasiemam žvyrą ir lipam į viršų darbuotis. Einam, gal bištų žuolius aprausti. Labai nepatinka, nenušiaugai. Jaučiuos kaip burokų laukia, normai būdam. Nu va, valanduks darbai jau kitaip atrodo. Gerai bus. Tiek nebežels. Paskui pragreideruosim dar. Tiek reikia pralyginti kažkiek. Eisim kitus darbus daryti. Kai buvau išvažiavęs miškų ūkis, apsipjojo čia pievas. Bereik gal tos krūmus čia išgenėjai. Dabar važiuoju ten kelių mašinų, man signalizacija kauk mato visku. Buvo taip gerai. Nu, jau pro šalį čia irgi žolių buvo pilna, tai išdraskiau. Čia negalėjau praeiti ramiai. Reiks atsivežti trimerį, su trimeriu biškiu ten visur apipjauti. Kur yra dar daug tų žolyčių. Kuo eisim į viršų, dabar eisim pažiūrėsim, kiek kūra yra ekskavatoriai. Paskutinį kartą skaudą vežiojau, tai nežinau kiek liko čia dabar. Įvežiau kanistrioką, tos auksinės, salerkėlis. Dabar paprastos nebe tik auksinė kolonėlis. Paveidysim, kiek čia jį. Biškyną. Užteks man čia dabar. Da, apie 30 litrų gal kokį. Nepilsim. Bandysim užkurti. Antrą mėnesį prastovėjai. Kas čia gausi.
Na, einu virš, uždegiau šviesą. Šiokia tokia. Tai va. Čia šitą grioviuką mums reikia užbetonuoti. Kad nebūtų išsišluoti, sutvarkyti. Čia į vieną skylę paskui kišim vamzdį 110. Ventiliaciją padarysim iš tualeto iš vonios čia. O čia paskui užsiklos plevelė, ten tie kraštai dar visi susitvarkys. Čia reikės atmūryti ir irgi betoną užpilti lygiai. Kad būtų viskas. Paskui čia irgi dėsis pertvarę. Siena bus iki viršus, čia iki tų. Kažkaip va taip va. Nuikų, nieko laukti, dar baunamės. Nu va, dabar reikia prasišluoti čia. Čia gal nelabai būtinai. Svarbiausia, kai išsilygint maždaug, kad nebūtų tokių griovių. Va ten kažką susinešim. Dviroką dabar. Turiu maišelį cementą, čia stiprų nedarysim. Tokį tik tais. Gal reikės čia nusidaužyti tą pusę. Jeigu kuvaldą turi. Viską neturim. Dau kūj. Sumaišysim kartu su košiu. Eim žvyrą mušti. Bairamba įsigandau. Galvojau, kad plevelį praplyšus. Pažiūrėkit, kas ten vyksta. Čia žiūriu toks. Čia žiūriu toks. Pažiūrėkit, čia drugelių pilna. Jau čia žiemai ruošas. Va. Žiūriu iš toli, galvoju, kad plevelį praplyš, galvoju, gal pragraužia kažkas. Čia drugelių pilna. Nu geras.
kažkaip taip panašiai. Čia niekam mums tokį nereikia, plėvelį užsidėti pas kompresorius. Buvo gerai. Baigė užbetonuoti. Kiek čia trukau. Valandikę gerą. Gerai čia buvo. Paskui čia tą skildą vieną užbetonuosim, kai vamzdį turėsim įkišim ir antrą iš karto apibetonuosim. Nuvau, kad turbūt medžius pervešime antrą pusę ten. Einam užvalgysim. Nežinau, nesagalvoju, kur tuos padėti pagalius. Tuos tai vešiu į antrą pusę, ten tuos toliau, kur jį pasiims draugelis, išsiveš, kur tuos padėti. Šviežiai pjautus, neįsivaizduojant, nesugalvoju. Reik gal pamislyti. Einam pasišildysim valgyti. Turim mikrobanginį. Pasišildysim dešrėlių. Pomidoriukų naminių, gurkiokų. Nu, poilsis. Senai bedirbo, tai biškį nugaryti jam kažkaip. Jo, darbų daug. Nežinau, kada mes čia spėsim viskų padaryti. Būtų gerai longus susidėti šiemet, bet nežinau, kaip čia išeis. Dabar būsiu dar 2 savaitės čia. Paskui turbūt važiuosiu dar mėnesį į darbą. Paskui jau matysiu. Turiu kitų biškį planų. Paskui papasakosiu jums apie savo planus. Taip kad matysim, kas čia bus ateityje. Dešrytės man. Tėtis pasirūpin, pats išvažiavo ilsėtis. Manim pasirūpin, kad aš turėčiau ko valgyti. Karšta. Batėlas. Reikia kažkaip tą medieną čia sutvarkyti. Reiktos skaldą tą visą persiveš čia, kur žvyra krūvai į tą vietą viską. Tą medieną visą reikia kažkaip sutvarkyti. Galvoju pastogį tai padaryti, apdengti ten į tų balkiukų. Tokių ličnų nereikalingų, tai galėt kažką suorganizuoti. Jo, darbo labai daug. Kada čia spėsiu viską. Finansų daug reikia visko. Dabar dar pirkau autobusiuką. Volkswagen Caravelle. Reikalings man bus. Paskui papasakosiu kam. Tai va. Toks judesis vyksta.
Soliarka pabronga beprot vėl. Baisu darosi Lietuvoje gyventi. Nu, bet nieko, visi gyvena, mes išgyvensim. Laiku, manau, valgom ir eisim kažką su tą medieną daryti. Jo, noriu padėkoti visiems, kas prenumeruojat mano kanalą, kam patinka. Šiaip labai mažai žmonių prenumeruoja kažkodėl. Gal nelabai patinka žmonėm mano darbai. Jau kartais net pagalvoju mest viską į pabaigti čia lakstyti su tą kamerą. Nes darbą va, pilna su tą kamerą. Bėg ten pastatyti, bėg čia, bėg šiandien, įjung išjung. Paskui parvažiuoju dar 2 valandas, sėdi montuoju tą video. Kartais ir ilgiau dar. Kad žmonėm nelabai patinka, tai kažkaip galvoju kartais nusispjauti ir viską mesti. Bet jau tiek pasiekęs, tai kažkaip nelabai noriu mesti. Tai va, prašau, prenumeruokit. Aš tai, pavyzdžiui, užeinu į belekokį lietuvišką kanalą, užprenumeruoju, ar aš žiūriu, ar nežiūriu, man žmogui vis tiek gerą padarai. Pas mus kažkaip žmonės nepalaika vieni kitus. Tai va, kažkaip taip norėčiau pasakyti. Aišku, didelis dėkui, kas užprenumeravot, kas žiūrit pilnai visą video, o ne prasisukinėdami, nes vidurkis video išeina apie 10-12 minučių pažiūrėtų, iš 30 įdėtų. Tai YouTube's nelabai nori platinti tokius video, kai žmonės nežiūri pilnai. Vis priklauso nuo žmonių, kaip žmonės žiūri, kaip žmonės laikin, kaip komentarus rašo. Kuo visko daugiau, to YouTube's daugiau platint tą video. Tada daugiau žmonių gal matyti, realiai daugiau prenumeratorių renkas ir taip toliau. Nu va, tiek norėjau jums pasakyti. Tai va, ačiū už dėmesį. Apsitvarkysim čia bištas lentas. Susinešim ten tuos irgi į vidų čia. Tie paskui čia šiltinsis stačiai statys. Irgi reikės 30 suomų apšiltinti. Gerai. Gerai, kad čia nedaug liko. Sunešiau šitus lengalius, sudėjau. Reik tuos dabiškis tvarkingai. Čia susidėti palei kraštą, bus gerai.
pasidėsim, dar prisigadys gal. Tiek čia viskas iš medienos tam kambarį darysis, tai čia reikės tų lengalių visokiausių. Nu, bandysim gal vežti tą krūvą, matysim ką dabar čia, kai pravažiuosim mes pro tą pusę. Taip pat rudnė labai šlapia, bet vėl lyja naktį, kai mes čia išvažiuosim. Neįsivaizduoju. Mums reikėtų va čia nus atvežti. Tos reikėtų prie kelio nešti. Draugelis įsivešanus, tai mums kaip ir nebereiks. Galvoju, o čia kur mes sukrauname iš anos pusės geriau privažiuoju. Čia parsineš parakanus susidėti tvarkingai. Ant ko dėsiu, tai ir iš ten reikia privažiuoti, vis bus geriausiai. Nereiks čia buksuoti. Tas balkis va norėčiau irgi išsaugoti. Manau, kad prisigadys man. Iš medžio, kai darysim vidų viską, tai nu, reikėtų man kažkaip čia įsudėti į tą vietą. Prakišim stropus, privažiuosim su ekskavatoriu ir išvešim. Tai ilgį aš viens nepanešiu. Nueisim, vešim ten tą medieną. O šitą visą reikia išvežti krūvelį. Gal pasidėčiau, susidėti, sustropuoti ir išvežti gražiai. Susidėliuoti. Davinis gal ištraukit koks. Pasidėsiu dar koks 5 kaziliukus čia apačiai, nes reikės viršui ten dar stygas sudėti. Kai betons išjūs, dėsim stygas. O, pelkių vanda. Neišlip iš pelkių. Taksas. Medžioja pelkiai.
va, kaziliukus vis suvežiu. Dabar reiks tos balkiukus ten vežti. Reikia atvežti vis kokie jau ir. Tuos ištraukiau Vinislau. Nusivariau. Mazolį net per pirktinės kokį. Tai va. Tuos va visų dar reikia nuvežti, sudėti ten. Užklosim. Tai bus gerai, tegu sto. Kai jau įrenginėsim vidų. Tada jau reikės mano. Nu į reikalų. Atsitiko nelaimė man. Sukau čia su to kaušu, blemba atsikišęs tas stumoklis prie kaušų ir užkliuvau. Va. Karoči, skardava. Reiks naują užsakyti. Nu vis tiek dar vieną reikia užsakyti, nes kai dėjom vieną buvo prakirsta. Pati apačia, va, blėka dar vieną naują reiks užsakinėti. Va tepa. Nu ką padarysi, visko būna. Tai dabar pririchtavus šitus pagalius. Eisiu vežda ten tą medieną. Na va, net ir daug dalykų. Du dabar užridensiu. Ten palikau vinį. Nu ką, manau, ir atsisveikinsim. Daug darbų šiandien padarėm. Jau pavargau. Dar rytoj pabaigsiu tas balkius čia vežti. Ir viskas bus. Nu tai ką, visiems iki.